vasara, Liepos 19, smagiai viskas karšta. Fainai turėti tokius gerus orus ir girdėjau ir Lietuvoje orai neblogi, tai džiaugiuosi. Hebryta, like, share, subscribe, nepamirštam pasidalint, nesinori šūkaut vienam įdausas čia. Aišku, subscriberių skaičius kyla stabiliai, žmonės siuntinėja ir rašinėja ir skambinėja su pasiūlymais ir panašiai, tai vis stengiuosi reaguoti juos ir tobulinti tą podcastą, tai nežinau, nepastebit, kiekvieną kartą vis bandau kažkaip surasti tą formulę, kuri veiktų. Ir ką, kol kas niekas nesikeičia, turim 3 temas. Važiuojam pradžioje į Japoniją ir pakalbėsim šiek tiek apie imperatorius. Tai, žodžiu, yra Japonijoje tokia princesė Aiko, jai yra 24 metai ir ji yra išsilavinus, turi literatūros diplomą, jinai volunteerina Raudonajam kryžiui ir ją ten žiauriai mėgsta visi Japonijoje. Bet esmė, kad jau jos tėvukas yra biški senelizas ir reikia pakeisti. Bet kadangi jinai moteris, tenais jinai neturės šansų niekada būti jo įpėdinė. Dėl to, kad tenais yra hierarchija, kad tik tais vyrai galėtų būti imperatoriai. Tai pasaulis modernėja, bet Japonija, kaip sakant, laikosi senų tradicijų, nepasiduoda naujovėm. Tai Japonijos parlamentas neseniai priėmė įstatymo pakeitimus šitų imperatoriškų rūmų. Kažkiek jie tenais lankstesni darosi, žodžiu, nes dabar jau princesės, kurios išteka už nekilnojamo vyro, nebepraranda tos monarchijos statuso ir gali likti šeimoje. Taip pat leista įsivaikinti vyrus iš vyriškos linijos šakų. Tai, žodžiu, gali jau net ir įsivaikinti ir bus priskiriami, kad čia tie monarchai. Bet moterims visgi valdyti sostas paveldėjimas draudžiamas iki šiol. Ten yra ganėtinai sudėtinga situacija, visi girdim apie gimstamumą, mes ir šnekėjom vienam podcast'ai apie gimstamumus, tai, žodžiu, nėra ten, kad labai daug tų žmonių apskritai ten toj šeimoje imperatoriškoje, ten yra likę 16 narių, iš kurių 5 vyrai ten toj šeimoje. Ir dabar 3 variantai šitiem, kurie vyrai galėtų perimti tą imperatoriaus sostą, tai yra imperatoriaus brolis jaunesnysis, kuriam 60 metų, tada yra princas Hisahito, kuriam 19 metų, ir dėdė, kuriam 90-okas. Tai 90 metų tai neblogai visai. Toks, aišku, džiugiuosi, kad jis tiek ilgai gyvena, bet ar jam dabar bus priskirtas tas sostas, tai turbūt irgi, kad ne. Tas 19-metis, tas princas Hisahito, tai vienintelis berniukas gimė šeimoje per 40 metų. Ir tie dabar valdininkai šiek tiek eina prieš žmonių valią, nes žmonės per apklausą, kur buvo apklausta 25 000, tai visai nemažas kaupas, kad 93% palaikytų, jeigu moteris būtų nauja imperatorė. Šiuo metu pirmoji Japonijos premjerė Sanae Takaishi, kuri dabar kaip ir valdo šalį, irgi yra prieš tai, kad moteris būtų imperatorė. Jinai sako, kad vyriška linija užtikrina teisėtumą būti imperatorium. Bet per istoriją iš tikrųjų Japonija visgi turėjo 8 imperatorės, tai kaip ir čia nelabai tada gaunasi kažkokia tai sąsaja. O vyriška linija atsirado tik tais 1880 metais
dar toks įdomesnis faktelis, kad 125 imperatoriai gimė padaryti ne su oficialiomis žmonomis, o su gulovėmis. Tai žodžiu, toksai įdomesni tokie fakteliai. Nu jo, sudėtinga situacija. Princesė Aiko, jinai kaip ir būtų teisėta, bet nelabai kas ją čia dabar nori priimti, bet vien dėl to, kad yra moteris, tai ar čia yra teisinga ar ne, spręsti jums patiems. Aišku, čia galima bairuot, kad gali jinai transpo tapti vyru ir tada galėtų jinai gal ir būti to įpėdiniu, bet tai čia bairiai lieka bairis. Japonija šiaip teko vieną kartą ten lankytis, tai kiek šnekėjau su japonais vietiniais, jie man tipo sako visi panašiai, kad labai lėtai viskas vyksta ir labai senos tradicijos ir labai viskas nusistovėja ir labai sudėtinga ten kažką pakeisti ir maždaug va toksai vaibas. Tai čia turbūt yra savi pliusai, savi minusai tokioj situacijoj, nes tas, kad jie išlaikyti ir visą laiką laikosi tų tradicijų, nu, tai ir padaro tą šalį tokią, kaip sakant, su savom vertybėm, su savom vizijom, tikslais, veidų savu ir turi savo, kaip sakant, reprezentacinę išraišką. Bet iš kitos pusės naujovinę labai priima. O jeigu šnekant apie tą monarchiją, tai kaip suprantu, ten tie monarchai ir imperatoriai tai neturi jokios politinės galios, jie tokie labiau kaip reprezentaciniai žmonės ir kurie padeda ten va su kažkokiom labdarom, arba ten kai būna kažkokia nelaimė pasisako, arba už ką pasidžiaugt, kaip yra Japonijoje pasisako. Tai turbūt panašiai kaip kokioje Anglijoje, kad neturi daug jie ten tos politinės galios. Aišku, žmonėms tiek svarbu. Mano nuomonė, tai nežinau, nu, tai jeigu jinai yra dukra vienintelė teisėta, tai nejaugi jinai negali būti imperatorė. Manau, kad visai gal ir gali. Ir su ta idėja, kad jinai po to gal pagimdytų ir tantų berniukų ir panašiai, tai nežinau. Lietuvoje mes neturim tokių problemų, neturėjom vienintelį Mindaugą. Ir daugiau, kaip sakant, mūsų karalystė tokia ir buvo vieno valdovo. Tai mums gal sunku irgi ten suprastant tas ypatybės visas, bent jau man asmeniškai. Tai va, šiaip tik ką, linkiu Japonams sėkmės ir faini žmonės. Visi ten kalba, kad jie ir per futbolo čempionatą tvarkosi ten po savęs ir taip toliau. Šiaip man ten tokia kaip Azijos, Skandinavija, ta Japonija, viskas ten tvarkinga, gražu, sutvarkyta. Tikrai, kas nebuvę, aplankykit. Judame į kitą temą, keliamės į Gibraltarą. Įdomi teritorija, Didžiosios Britanijos teritorija, jinai yra Ispanijos pietuose. Tenais dabar atidarė sieną vėl, nes po Brexito buvo, žodžiu, jinai uždaryta ir ten daug ispanų dirba tam Gibraltare, apie 15 000 kiekvieną dieną varo tenais dirbti. Ir kadangi išėjo Anglija, UK iš ES, tai vėl buvo tos sienos uždarytos, tai ten jie sugaiždavo žmonės, kurie dirbdavo ten nuo pusvalandžio iki 4 valandų per dieną, vien tik tais, kad pereiti ten dirbti. Buvo apsunkinta situacija, bet dabar atidarė vėl tas sienas naujai ir pasinaudojo Schengeno maždaug panašiom taisyklėm, o gal ir netokiom pačiom, kad būtų žmonės patogiai galėtų vaikščioti iš vienos pusės į kitą. O pas Gibraltaras, tai ten gyvena apie 40 000 žmonių. Ir jie kaip ir visą laiką ten norėjo būti anglais, bent jau per paskutinius referendumus. O pati siena, tai žodžiu, galima šiek tiek eiti į istoriją. Tai 69 metais
Francisco Franco diktatorius visiškai uždarė tą sieną, ispanas, kad Gibraltaras, kaip ir nubausti Gibraltarą, nes jie norėjo likti su Jungtinė karalystė. Ir ta blokada truko 13 metų ir vėliau kylant politinį įtampai, Ispanija, kaip sakant, naudojo patikras žmonių, sukurdavo dirbtinės eilės, kad tie, žodžiu, anglai, žmonės, kurie norėjo likti Jungtiniai karalystiai, būtų engiami ir kad jiems būtų nepatogu ir taip toliau. O dėl pačio Brexito, tai 96% Gibraltaro gyventojų balsavo prieš Brexitą, norėjo likti. Bet tada gavosi taip, kad jie tapo kaip ir gavo visas pasiekmes to Brexito, nes buvo atskirti nuo Europos. Tai dabar prikolas, kaip atidarė tą sieną, toksai, kad dabar lengviau ispanam iš žemyninės dalies patekti į Gibraltarą, kas yra Jungtinės karalystės teritorija, negu anglam, kurie atskrenda patiem į tą Gibraltarą. Nes vis tiek liko kontrolė, kas oro arba jūra persikelia į Gibraltarą. Tik tais, kas automobiliais arba kas peškute ateina, tiem pasinaikino ten tie. Dabar turi pereiti per biometrinės sistemas ir taip toliau. Ir Gibraltaras ką? Jisai turėjo šiek tiek irgi atsilaisvinti savo privalumus, nebūnant Europos Sąjungoje, nes jie turėjo savo mokesčius pasididinti, kad būtų ta siena atidaryta, kad būtų konkurencinga mokestinė sistema su Ispanija. Ir dabar kaip ir atidarė tą sieną, bet dabar Gibraltaro bizniai sako, kad jiems čia gal irgi bus nieko gero, nes mokestinė sistema pasikeitė. Tai tokios įdomybės, aišku, gerai yra tas laisvas judėjimas, kai reikia stovėti tos eilėse, tai niekam neįdomu ir niekam nefainai. Šnekėjom praeitą podcastą apie Brexitą, ant kiek ten pridarė visokių niuansų, kurie nėra tokie faini, nei vienai pusiai. Bet manau visai gal fainai, kad Ispanija ir Gibraltaras dabar galės turėti laisvą judėjimą. Šiaip nesu ten buvęs, tai sudėtinga kažką irgi komentuoti. Būtų įdomu, jeigu jūs esat buvę kažkas, jeigu parašytumėt, kaip ten Gibraltare gyvenimas verta, neverta ten apsilankyti, kokios kainos, kokie maistai ir taip toliau ir panašiai. Trečioje temoje aptarsim dar vieną kartą Amerikos-Irano konfliktą ir Hermuzo sąsiaurį. Tai jau vėl 7 dienas yra atakuojama Hermusas ir Iranas. Amerikonai rodo savo galią, savo jėgą. Ir prieš kelias dienas Iranas atakavo Jordaniją ir pražudė 2 JAV karius. Tai nėra kažkokios dideli kažkokie pasikeitimai, nes Amerika ten bombardavo ten tą Iraną, kaip sakant, iki tol irgi, tai jie netgi panaudojo amerikonai dabar į kažkokius jau jūrinius dronus tenai. Galim šiek tiek grįžti laiku, kad ne visą laiką ten ta JAV su Iranu turėjo konfliktą. 2015 metais Barackas Obama pasirašė branduolinį susitarimą, kuris apribojo Irano branduolinę programą ir Iranui tiko tas apribojimas dėl to, kad Amerika sumažino sankcijas, sušvelnino Iranui. Ir tada 2018 metais viskas, kaip sakant, vėl apsivertė atgal, nes Trumpas išvedė Ameriką iš tos sutarties. Tada žlugo pasitikėjimas tarp tų šalių ir Iranas atsakė vėl pradėdamas urano sodrinimą ir pradėjo visokius karius pasėtam regione, pajungė Hučius Jemene, grupuotės kitas, ten teroristinės Irake, Sirijoje. Tai tas sąsiauris, jeigu taip grįžtant vėl, tai yra
siauriausioje vietoje 21 mylios pločio. Per jį keliauja 25% visos pasaulio naftos ir 20% suskystintų gamtinių dujų. Apie 80%, 85% keliauja visi tie dalykai į Aziją, Kiniją, Indiją, Japoniją. Kol yra blokuojamas tas sąsiauris, turim krizę, mačiau vėl pakilusios kainos benzino ir dizelio, tai džiaugiausi prieš kelias savaitės, kad nukrito, dabar vėl viskas, kaip sakant, grįžta atgal. Toks įdomus dalykas, kad čia dabar Trumpas sako, kad jisai turi idėją apmokestinti tą Hermuzo sąsiaurį 20%, kad būtų kaip protection tax, kaip saugumo mokestis. Tai kaip mafija galima sakyti, kad jeigu tu plauki per jį, tai turi 20% ką veži užsimokėti, kad saugiai praplauktum. Tai čia šiaip yra nenauja ta idėja, nes Portugalai valdė ten tą sąsiaurį prieš 500 metų ir jie taip pat reketavo realiai lygiai taip pat, kad žiūrėkit, jeigu iš čia norit praplaukti per tą sąsiaurį, tai tada mum atsimėtot už apsaugą. Jeigu neužsimoka to mokesčio, tai tada tiesiog skandindavo laivus ir viskas. Tai dabar, kaip Trumpas ištraukė kortą, tokią pačią, kur Portugalai, jie turėjo tokią sistemą Cartaz. Ir tai žodžiu, Trumpas turi tokį patį idėją ir pasiūlymą, ką Portugalai prieš 500 metų naudojo. Iranas, aišku, jie tenais neprilygsta Amerikos galiai, bet jie turi savų metodų, kaip kariauti. Jie turi mažų laivukų, kurie trukdo tiem dideliam laivam ten perplaukinėt. Jie turi virš 5000 jūrinių minų ir kurias gali jas išmėtyti tiesiog paprastos valtelis žvejų. Tai jie taip ir bando atsakyti tos Amerikos atakas ir trukdyti visą tą pervažimą per tą Hermuzo sąsiaurį. Tai turi, aišku, ir raketų didesnių, jos ten gali 300 km pasiekti. Tai dėl to ten ir sunku operuoti visiems, nes išmėto prie tų minų, tada maži kateriukai spiečiais paralyžiuoja didelius laivus ir tada dar turi raketų kokių ten dronų, kur matau čia Nor ir Gader ar Gader pavadinimai. Tai va, taip tas Iranas tenais ir kontroliuoja tą situaciją su savo tokiais kvazi gorila metodais. Tai va, ir teisiškai tai yra keli variantai, kaip į šitą visą situaciją žiūrėti. Ir, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos sako, kad pagal teisę tai čia turi būti pritaikytas tranzitinio praplaukimo aktas, ar teisė, kad tranzitu praplaukti gali bet kas, žodžiu, per tą sąsiaurį. Ir čia yra kaip jungtinių tautų tarptautinė jūrų teisė ir jungtinės tautos ten turi tą konvenciją, kad visi tą tranzitinį praplaukimą turi būti atsižvelgti į. O problema yra ta, kad Iranas nėra pasirašęs tos konvencijos. Ir jie teigia, kad čia yra taikaus praplaukimo standartas, turi būti galiojimas. Ir kad pats Iranas sprendžia, kuris laivas kelia grėsmę jų saugumui, o kurie nekelia grėsmę ir gali leisti praplaukti. Tai va taip tada ir atsiduriam tokioje situacijoje, kad Iranas sako, mes čia sprendžiam, ar čia saugus ar nesaugus laivai, jeigu nesaugus, tada mes juos užminuojam ir neleidžiam jiem praplaukti, o Amerika sako, jūs turit leisti praplaukti tranzitu, bet kadangi jūs neleidžia, tai dabar mes jūs čia užbombarduosim ir tada kadangi mes čia tokie geri ir saugosim nuo jūsų, tada įvesim tą 20% mokestį praplaukimo, kad apsaugoti, kaip jau minėjau, kuris jau 500 metų galioja. Tai, oh my god, tikėkime, kad čia viskas greit išsispręs. Dar mums reiktų pasižiūrėti turbūt, kad visi girdėjom, kad jie ten tą Ameriką su Iranu pasirašė tą peace dealą. Ir kad čia prieš kelias savaitės, ne, ten, ar čia prieš mėnesį, nežinau,
Prieš mėnesį, jo. Tai reiktų pasižiūrėti, kaip čia tas pizdylas visas buvo ir kodėl čia vėl prasidėjo visos tos atakos. Tai pasirašė jie tą pizdylą Islamabado memorandumą birželio 17 dieną. J.D. Vansas ten jį lydino. Ir buvo sušvelnintos sankcijos naftai ir buvo sustabdytos kovos kažkiek, tačiau pats tas brandolinis klausimas, kuris sunkiausias, buvo atidėtas 60 dienų etapui. Ir sutarties tekstas buvo labai nekonkretus ir realiai nelabai, ta prasme, kiekviena šalis galėjo legaliai sakyti, kad jūs ten ir kaltinti, kad jūs nesilaikot tos sutarties, ar jūs ten sukčiaujat kažką ir panašiai. Tai po to pasirašymo po savaitės Iranas dronų užpuolė laivą, ten Hermuzo sąsiaurį. Tada Amerika atsakė smūgiu. Ir jo, prasidėjo tas vėl ciklas, ta prasme, karo. Iranas šitą darė išpuolius prieš laivybą ir Ameriką, ir sąjungininkus, tokius kaip Bahreinas. Ir tada Amerika turėjo tokius kaip ir ribotus atsakus. Tada Liepos 7 dieną, tai čia prieš 12 dienų, vėl po tų atakų Irano eilinių prieš laivus, JAV panaikino Irano licenciją, kad nebegalėtų naftos pardavinėti tarptautiniu mastu. Tai buvo atimtas didžiausias leverage Irano. Ir Iranas tada sako, tai jūs čia pažeidžia tada pizdylą, kurį mes pasirašėm. Tai va, ir tada buvo dar kitas lūžio taškas, kai Kataras ir Amerika vėl užblokavo $6 milijardus Irano ir J.D. Vansas sako, kad čia JAV naudos, kontroliuos tos pinigus ir sako, čia mes naudosim kaip Amerikos tos pinigus. O Iranas sako, tai jūs čia tada jau iš vis čia kesinatės į mūsų suverenitetą ir taip toliau ir panašiai. Toliau dar yra trečiųjų šalių faktorius. Iranas kaip paliaubų pažeidimą panaudojo Izraelio smūgus prieš Hezbollah Libane, nors Izraelis net nebuvo sutarties šalis. Tai paliaubos nesuvaldė platesnio regiono konflikto niekaip ir čia daugiau vis veliasi žmonių į tai. O dabar čia paskutinėmis žiniomis, tai Liepos 8-9 buvo NATO susitikimas Turkijoje, Ankaroje. Trumpas vėliau paskelbė, kad paliaubos baigėsi ir tą pačią naktį 90 taikinių buvo smogta, įskaitant ir branduolinę jėgainę. Ir tada Iranas atsakė tai smūgiais Jordanijai, kur 2 nužudė žmonės, kur kaip ir kalbėjom Amerikos. Tai va, tai žodžiu, nieko blatno. Tai ta sutartis ten, kur visi Trumpas sakė, kad pasirašėm pizdylą, nieko ten negaliojo ir panašiai. Aišku, Trumpas irgi sako, kad apsitarėm viską, susitarėm su tais iraniečiais, tada išeinam iš susitikimo, iraniečiai sako, nieko mes čia tokio nesusitarėm. Nu jo, tikėkimės greitai baigsis, ne? Tai tokios žinios, nereikia mums čia to karo, visi būkim draugiški, sutarkim vieni su kitais, leiskim prekiaut ir aišku, čia toksai optimistinis požiūris, bet nu ką, tokios žinios, toks podcastas, like, share, subscribe, pasiūlymai, komentarai laukiami ir geros savaitės.